mūsų iš esmės kaip ir bet kokios miego laboratorijos tikslas, reiškia, būtų miego sutrikimus patikslinti. Nes iš esmės pagal tarptautinę miego sutrikimų klasifikaciją yra per 90 įvairių miego sutrikimų. Tradiciškai, jeigu pasako, kad miego sutrikimas, mums atrodo, kad tai yra nemiga. Toli gražu nemigos yra tik tai viena iš, 4 tokių didesnių miego sutrikimų grupų. Esmė yra kokia, kad atėjus pacientui mes su juo kalbamės. Apie valandą laiko smulkiai kalbamės, bandom išsiaiškinti, kuo jisai skundžiasi, kaip jisai skundžiasi, nuo ko prasidėjo. Ir jeigu po tokio valandos pokalbio, aiškėja situacija, kokia gali būti priežastis, ką reikėtų daryti, kaip, reiškia, mes pacientui ir rekomenduojam. Jeigu, kyla tam tikri įtarimai, kuriuos galima būtų patikslinti polisomnografijos tyrimu, tam mes turim polisomnografijos tyrimą. Tai yra tyrimas, kuris atliekamas nakties metu. Reiškia, visą naktį pas mus pacientas ateina vakare, jam uždedama yra daug elektrodų įvairių, kurie registruoja įvairius mūsų organizmo siunčiamus signalus. Tai yra elektroencefalograma, akių judesiai, knarkimas, kvėpavimo kreivės, kūno pozicija, kojų judesiai. Visos nakties metu tai yra registruojama, ryte pacientas yra laisvas. Ir tada jau atėjęs daktaras keletą valandų sėdi prie to tyrimo, jį analizuoja, jį žiūri ir galutiniam variante mes turim miego struktūrą, kuri yra specifiška, tai nėra taip, kad aš užmigau ir atsibudau. Miegas turi savo stadijas, jis turi savo fazes. Reiškia, viršuje yra elektroencefalograma. Tai yra smegenų bioelektrinio aktyvumo bangos, kurios miegant labai skiriasi. Reiškia, miegas turi savo 2 fazes – lėtas miegas ir paradoksinis miegas. 2 miego fazės, kiekvienos stadijos metu yra visiškai specifinis kitoks, reiškia, bioelektrinis aktyvumas. Reiškia, yra akių judesiai, kurie vėlgi mums padeda nustatyti miego fazes, nes paradoksinio miego fazė yra tam tikri akių judesiai ir apatinis žandikaulio tonusas. Šitie 3 daviniai mums kaip tik tas miego stadijas, miego struktūrą ir leidžia patikslinti, leidžia ją registruoti. Toliau yra elektrokardiograma, širdies darbas, toliau yra knarkimo kreivė, jeigu knarkimas, 3 kvėpavimo kreivės. Toliau yra registruojama, kokioje kūno pozicijoje jisai guli, nes kartais tai yra svarbu, ant nugaros, ant šono ar ne. Visa tai yra dar ir filmuojama. Visą tą gydytojas peržiūri. Ir tada, reiškia, jau mes turim suminį grafiką. Tai dėkoju Jums už informaciją. Labai pagelbėjot.